Badauskai taip vagia elektrą, šaldytuvas nedirba ir vėl 222, tai yra nustatę laiko taimerį, kartuojasi tas pats, šaldytuvas nedirba ir vėl yra virš įtampinė. Vėl virš įtampinė. Vėl dega virš įtampinė, Badauskai suka elektrą atgal. Šiandien mums turi atjungti. Užgeso, nes Badauskai mato, kad filmuoju. Šiandien turi mums atjungti elektrą, bet matosi, kad vagiame elektrą atgal. Va. Vėl įsijungi. Badauskai suka elektrą atgal, kaip matom, junginėjasi virš įtampinė, keičiasi. Naudoja laiko taimerį. Šiandien turi mums atjungti elektrą, nes aš atsisakiau mokėti 1000 beveik eurų už rugsėjos ir vasario mėnesį, kur Badauskai išnaudojo elektros. Tai yra 1800 su viršum net kilovatvalandžių vasario mėnesį. Vasario mėnesį pripažino, kad skaičiukai buvo sugedę, nors aiškiai žinom, kad Badauskai vagia elektrą, yra pagautas valymo įrenginių teritorijoje, Badauskas jungiantis laidą, kada paskambino ir Badauskienė liepė pajungti jo elektrą, ši pradėjo junginėti virtuviai nakties metu. Tai yra laidas prieš skaičiukus, lygiai taip pat, kaip laidas Badauskams eina prieš skaičiukus per jų sodo sklypą, vedant dujas Badauskas net buvo atkasęs pagilinęs tą laidą, kad nerastų. Tai yra laidas prieš skaičiukus tiek nuo 2009 metų, tiek dabar pakartotinai persivedė, kada iškasi. Badauskams tarpininkauja Ignitis ir ESO. ESO dirba giminaičiai, Badauskienė yra partinė darbo partijoje, iš darbo partijos išėjo yra Laisvės partijoje. Tai va, Laisvės partija elgiasi irgi laisvai, norim giminaičiams, duodam elektrą. Vokit, vietoj to, kad galėtų ramiai gyventi ir duoti tiesiog nemokamai, jie tiesiog dangsto. Tiesiog dangsto ir patys vargsta. Aš tikrai įrodysiu, tikrai bus visas pasaulis sukeltas ant kojų. Aš turiu kantrybės, yra generatorių, nusipirksim generatorių ir naudosimės, mes tą elektrą turėsim ir dar nereikės Igničiui mokėti jokių mokesčių ir būsim ramesni. Kiek norėsim, tiek įsijungsim, kada norėsim, tada išsijungsim. Kad laidas pareina į mūsų namą, Badauskai taipogi parodė, kad yra prisijungę prie namą, rašydami žinutę Badauskienė, baik junginėti elektrą, mums šviesa dingsta. Ta parodė, kad yra iš dviejų pusių. Badauskai pilnai buvo pasiruošę vagystei nuo pat pirmų dienų, kada šį namą mes nusipirkom, apleistą statybą. Badauskai net nebeslėpia kibernetinių nusikaltėlių. Šiandien mano telefono įrenginys, aš esu namuose, mano telefono įrenginys buvo prisijungęs 5 valandą Mažeikiuose su nežinomu, nenustatytų įrenginiu. Tai dar kartą parodo, kad Badauskai gali prie bet kurio Lietuvos gyventojų, užsienio gyventojų prisijungti interneto įrenginių, kompiuterių, serverių, apvoginėti žmonės, imituoti kito žmogaus balsą, nes yra įrašinėjami per mano telefoną ir per mano vaikų diktofonus, pokalbiai prisijungus. Ir reketuoti šitokiu būdu, siuntinėdami žinutes, apgaudinėdami įstaigas, prisistatydami kitais asmenimis. Jie naudoja per mano telefoną, buvo palikę programą balso keitimas. Tai yra, gali pasikeisti balsą kito asmens, bet kurio galima net prezidento kalbėtis. Badauskai parodė, kad yra nusikaltėliai, kad yra žudikai, įsilaužė namus, prisijunginėja laidus, vagia maistą net, kas juokingiausia, turi pakankamai pinigų, kad galėtų nusipirkti, bet ne, iš mūsų buvo pavogta mėsa, žuvis, iš akvariumo pavogtų žuvytės.
vagiamas kuras, sugadinti įrenginiai, užblokuotas šilumos katilas, daugiau kaip 20 ne. Badauskaitė Ligita taipogi turi paveldėjusią šį iškrypusį geną, nes jinai mėgaujasi kiekvieną sukelto kokį nors nepasitenkinimą mano, atjungimas elektros, katilo, šilumos atjungimas, sudeginimas šaldytuvo, šaldiklio, krosnelis, elektrinis orkaitis. Badauskaitė Ligita net kieme komentavo, matai, kokia jinai vargšė, net jie su žinutė parašė. Tai dar kartą parodo, kad šitie žmonės turi psichiškai nesveiką geną, kad jie yra pavojingi, kad įtraukia nepilnamečius vaikus, kad nuo Badauskų, Ernesto, Ligitos turi būti atimti vaikai ir neleidžiami visiškai jų auginti. Tai dar kartą įrodo, ant kiek mūsų Lietuva yra psichiškai nesveikų asmenų yra valdoma lengvai su naujausiam technologijom. Badauskai sukelia gaisrą, prisijungdami per nuotolį. Tai buvo padaryta užpernai siuvykloje, Ryškinuose. Per mano telefono įrenginį Badauskai naudoja Linux programą, ką ir kitos programos fiksuoja. Linux mano telefone yra Windows, bet ne Linux. O sistema fiksuoja Linuxus, tai yra prisijungimas per kompiuterį. Ir buvo sukeltos siuvimo mašinos ir vaikai atvažiavę pasakė, kad dega siuvykla. Tai yra Badauskai per nuotolį gali sukelti gaisrus. Tai jiems sukelia seksualinį pasitenkinimą, kaip psichologė sakė. Tai yra visiškas iškrypimas, visiški maniakai. Eso ignitis dangsto. Ir aš tik džiaugiuosi, kad mums atjungs elektrą. Mes dar kartą matysim, kaip Lietuva pralaimi bylą. Jeigu aš nuo 2009 metų stebėjau ir jau 4 metai kovoju su Badauskų vagystėm ir nusikaltimais ir policija dangsto, tarpininkauja Telšių policija, tai aš dar tikrai tiek pat metų pakovosiu. O jie ir nužudys, kiekvienas katilas, kiekvienas puodas, kiekvienas peilis skris į jų pusę, tikrai neduosiu ir po mirties šitai iškrypėlių šeimai ir giminiai ramybės. Nei policijos pareigūnams, nei Igničio darbuotojams, nei vienas, kuris tik padėjo Badauskams vykdyti nusikaltimus. Aš tą pažadu. Ir manęs niekas neišgąsdins. Jokių kliedesių, nupirktos diagnozės, kurias paneigė kiti Plungės Mažeikių medikai, net ir Telšių psichiatrai paneigė. Šeimos medikai, kuri turėtų visą gyvenimą tiek metų mus pažindama, pati pirmoji būtų pastebėjusi, kad su manim kažkas negerai yra. Badauskai, manęs jūs neišgąsdinsit, aš jūsų nebijau. Prikišit pirštus prie mano vaikų, tikrai pasigailėsit. O vokit tą elektrą. Turtingesnį netapot, susikrovė tą milijoną, bet turit gyventi baimiai, kaip jį išleisti, kaip jį investuoti. Į savo Rubikon akcijas, Badauskienė turi Rubikon akcijų, nes jie pastoviai kiekvieną mielą dieną jinai domisi Rubikon akcijomis. Ignitis taipogi turi. Ignitis bent jau per televizorių, kiek yra Rūta minėjusi, priklauso rusų bendruomeniai. Tai yra savininkas, akcininkas. Tai iš kur pas Badauskus šitokia yra slapta įranga ir Badauskai kelia grėsmę Lietuvos saugumui.